tautodailininkai yra amatininkai, buvo pakviesti dalyvauti mūsų šitoje gražioje šventėje Vilniuje. Ir malonu pristatyti, kad dalyvavo, kad visi amatininkai ir visi tautodailininkai labai aktyviai prisidėjo prie mūsų šitos gražios šventės. Į šitą gražią šventę atvažiavom su spektakliu Pasakojo Kupiškėnai. Mes galvojam, kad etnografiniam regionų metam tai yra tiesiog pats geriausias spektaklis, kuris atspindi mūsų regioną. Kaip tavo vardas? Povilas. Klausyk, Poviliuk, gal tu žinai, kieno čia tas kumeliokas ant bėgių stovi? Kaip nežinosiu, mūsų. O tai klausyk, Poviliuk, kaip tavo vardas, pavarda? Jonas Zulonas. Jonas Zulonas. Mes pasakojam apie Povilą Zuloną ir apie senovinės Kupiškėnų vestuves. Nes šitas vaidinimas buvo vaidinamas labai daug metų ir tai iš tikrųjų mūsų regiono vizitinė kortelė. Turime ir Vytelių Pine, ir Akmentašį, ir su dar tapybos darbais, su keramika, daug žmonių. Pagrindas buvo parodyti akmens apdirbimo struktūrą ir būdą, kokiais įrankiai parodyti žmonėm, kaip kalama, kaip daroma, kaip skylės kalamos anksčiau buvo, koks rankų tašymas buvo. Atsivežėm į mugę naują dizainą Kupiškio kaulų. Ir su medum, ir su sūriais, ir taip pat su žvakėm. Petrausko muziejų darom pamokas, vaikus mokomės to senovinio žvakių liejimo. Atvežėm parodyti naujoviškas. Ką čia dar nepamiršti, Akmentašys, Vytelės. Savęs ne? Aš karpytoja, su savo karpiniais atkeliavau pristatyti, kad esu sertifikuota kaip tautinio paveldo atstovas. Taip pat labai smagu, kad šalia mūsų yra su sūriais, su adominės skaniosiom bandelėm. Yra bandelė su lašinuku, apvoliota taukuose ir iškepta toj pačioj duonkepėj krosnyje. Tai yra tradicinis talkų ir užgavėnių valgis. Duonytė, kepta su raugu, duonkepėje krosnyje, žolinis kubiliukas ir 3 paros darbo. Čia yra Kupiškėnų tradicinė duona plikyta, ragaišis iš razavų miltų ir vėlgi ragaišis iš paprastų kvietinių aukščiausios rūšies miltų. Kiek tas turis kainuoja? Mes džiaugiamės, kad jūs mes visą laiką už konservatorius, aš asmeniškai. Kokie tokie tuo, kad jie yra naminiai, be jokių priedų, grinai natūraliai, tik druskytės įdedam, skonį pataisom.